Nukų -3. Bandysime dar pasmulkinti. Biškį pasiėmiau bulgarkinį, nes yra keli plaktukai jau taip gerai numušti. Čia patų Saulės parką akmenų. Tai biškį nuimsiu, tai va, nes va šitas tai jau būna, net žalas lieka, juosto net jauto. Tai va, gerai, čia biškį praeinu. A, taip taikų, -3. Taip pedas. Ir be problemų turi būti. Daug geriau, nes pavyzdžiui, va to filmų buvo labai, kuris čia buvo, va šitas buvo labai, va. Čia toks, supluoto, tai labai nebeiri. Va, bus gerai. Papušinį varam 2 pamėgins man. Ane, Paulina? Labai norėjo pasvažinėti, sako, važiuojam. Važiuojam. Bet jau čia nuskota, ne? Nu kiek jau pavažinės tiek. Parveš man vėliau namo. Varėm, gerai. Jūrai, klausėjimo. Atsivežėm dronų pakeltą paskui. Pasikinėsime. Parašytėt? Ką? Gerai.
Nukūva krūmus irgi jama biškių. Va, tokis tai kai niekas. Kartais iš pirmą kartą, kartais ne iš pirmą, bet testavimą. Nu tai buvo tokie lyga vadai. Nu dirba, reikia tik atsargiai viską daryti. Nežinau, supras čia gal kelmai tada. Jo, biškai, va, tokis net. Paima. Bus gerai. Važiuojam žalas mulkinčią su krūmais, tai čia žaidimas. Tai čia buvo. Spygliuota viela. Greitai. Čia tik tai žolė. Nu tai va, nusmulkinau ten gal hektaras. Nu ir čia gal porą gaunas, tai va. Aišku, krūmų tokių yra, da palieku, aš nes čia laiką gaišimas šitam gali brūžinti, bet gal taip reiks įsikirs, kur mažuosis tai sveina. Tai va, čia toks irgi dabar gabaliukas gavas, nu, kažkas 2 hektarai. Žolės daug, kupstų. Kaip sakau, nedirbta, gal 30 metų čia nieks. Tai va. Nežinau, dabar nusmulkinsime, paskui žiūrėsime, kas čia bus. Nes čia daug yra, kaip čia yra tokių platelių, kur paukščių apsaugos zona raudonai pažymėta. Tai ten negali art, ten tik tai daugiametė pieva gali būti. Na tai ten taip ir bus. A čia tokių yra gabalų, kur tu gali art. Čia, ten.
ten už krūmų. Čia bus gerai tiesiai pasidaryti per tos krūmus, pravažiuoti. Tai va, nežinau. Frezą gal reiktų įsinamuoti, bet su frezu daug kainuoja. Nu, žiūrėsim, pradžiai tokių gabalų aš čia pasidarysiu biškį. Ir žiūrėsim, kas čia bus. Čia reiks prasvalyti, ten ir tokių staresnių, tai va, kapoklen eis. Va, toks kapoklen. Tie tai, nežinau, šiukšlė. Gerai, reik praskrys gal su dronu pasižiūrėti. Pasižiūrėti, kaip čia, koks čia gavas platelis. Nu praskrydam, varom, nupjaus matenda toks gabaliukas yra neblogas. Ir tada žiūrėsim, šiandien gal užteks jau 3 valandas. Tai va, ten dar reikėtų gal ten pabandydam iš kampelį. Ar ne, kitą vieną. Ten reikia pasidaryti kažkur nuvažiuoti. Pažiūrėsim. Nes ten yra pora grėvelių tokių, tai nežinau. O jeigu važiuoti iš ano gal labai toli. Tai va, nu ten dar reikia nusismulkinti. Žiūrėsim. Nupūs į temą, važiuojam namo. Tai va, mano tokie halogenai. Bet šviečia visai.
Bet nu šiaip nebesmato, jau viskas visur tams, kurgi čia. O, žiūrėjau, kabina šviesavo. Gerai, kūtai tiek čia šitie iš smulkinimų. Dės matydė, ar kažkas čia gausi, žiūrėk. Gerai, reikėtų tada. Nukų. Ten Ginkūnų paukštynas, antras medis nuo kelio. Čia va, kažkur įtėsiu. Oba. Pavyko. Pavyko. Antras medis nuo kelio. Ten Ginkūnai. Žiūrint link Pasvalio 2 akmenai. Ir pušis. Va, įkiši tarp pušies. Čia paliksimo prie rūsę nugriuvusią. Nu taip. Rūsys. Nu ir tik kelias. Čia yra tik įvažiavus Biržų rajoną. Nuo Pasvalio važiuojant šitą vietą. Nu kur da prie šaltinėlę paliksimo. Kažkur tai. Pavėsinė va yra. Tai kampan va taip. Šitą.